man labiausia patinka sakyti orų prognozę, kai yra rugsėjo 21, laukia 21 ir daugiau, su maike, su šortais, lapai krenta nuo sausros, o ne nuo rudens. Musė skraida, gal kas numiręs. Man tarsi. Žiūrėk, atsargiai, tas lubas grindys. Čia rimtai numiręs kas nors. Kad čia dar rūbai kapčia, kažkas gyvens. Varkė šluota, viskas. Ktinai, aš bijau. Bet kažkas išknisė viską. O, nenori, man nereikia iš kudyną, žiūrėk, rūbų. Švarkų madingų. Nu, dabar madogi, čia švarkai. Žiūrėk, tas lagaminus. Vazava. Senis šaltis, tas atsimenu tą jau. Geras. Veidrodis tas irgi klasikinis. Vazu kiek. Šaldytus, viskas šį. Batai žiūrėk kokie. Nu, neblogai. Žmonės gyvena, numirė, viskas įpalika, šakas. Vaza, ta žiūrėk, uzbonėlis, nesiturėjo, visi turėdavo irgi tuos. Visi tie patys. Koš. Mašta. Babutė. Siaubas. Nuotraukos. Čia viskas išneršta, matai. Ieškota pinigų kokių. Jis iš išorės didesnis, ten kitoj pusėje tą įjungs turbūt, čia 2 galų jis gal kažkoks tai įsidomiai. Gyvenimas tik kova, meilė tik kančia, mintis, sielos ramybė. Šit kaip jauriai. Krypi biški. Kaip šis daro. O, žiūrėk, kas. Tikrai krypi. Jis mane paliko vieną. Medžiai. Kam čia tų medžių prie? Čia yra bičių avilis. Ne, būsios. Krypia, ne? Šluotgas. Toks kažkoks musės. Kuriam šluotgas. Škuzrai. Kibers, kur žmonės pajaustydavo. Čia specovkės kažkokia. Jūros. Čia pridžiūrio kažkokių, matai tą. Lubos tai visos mūsų bangavė ir štai gerai nelip, bet puikom galvo įkišta į sos pasižiūrėti. Ką jie čia darė? Kažką džiavina, kažką nudaroja, man tai kažko pripilta čia buvo, šniūra kažkokia, kažkokius tuos varišą, gal čia kažkokia šluotas, aš nesu. Bus, kiek čia tikrai žmogus supakuot savo plevelę. Aliejaus dabombalis yra. Siaubas. Visada atsargiai. Ai, nieka ne. Tuščias ten. Kažkas tai. Taip. Nu jo, čia geras vaiduoklis, ane?
Taip jau būn, kai pasirenki patį mažiausią keliuką ir sutinki visas pasaulio fūras jame ir visas dulkės ant tavęs. Zapadlo minam vietiniais žvyrkeliais, tais, kuriais dar nesamynė. Uvai malūnas prie kelio, kas ten jame ten gyvena, gal senas malūno senelis, mala jis miltus alui. Malūnininko nerasta, bet keis malūns ne iš akmenų, o iš plytų. Tai vadinasi, jis nelabai sens. Bet malūnininkas jau išėjęs. Ir grūdų alui nebemalo. Palieka malūną. Ir ten viduj buvo vien olos, lapės. Žiūrim pakalnelę, lapę perbėga. Saka, su graveliu negalima važiuoti per žemės. Viskas galima. Pagaliau radom žvyrkelį, kur nėra nei vienos fūros, nei traktorių. Bet jau medžiai išduoda, kad artėja ruduo spalvotasis. Turėtų baigtis mūsų kelias. O, gyvūniukai, gyvūniukai. Stirnas. O, iš čia per akmenynį. Dar gal gyvūnai išlieks. Pasipuošiau dviratį, radau šermukšnių. Mūsų kelias virto pieva. Ryškiai ne tie dviračiai. Bet jau nebedaug iki žvyrkelio per Mauryną. Nei kelionė, nei čia ką, tiesiog išvarėm pabimbinėti. Minim judrumo savaitę, tai aš šiandien jau 6 dieną ant ratų. Bus beveik 300 per šią savaitę.
gal ir daugiau. Man nebedaug, labai trūksta iki 5000 šiais metais. Tai būtų smagu pasiekti. Matau šviesą tunelio gale. Pasieksime tą kelią. Ryškiai net tas dviratis. Op. Akmenynai. Kas ten rėkui? Žmonės ir tai vadinasi. Važiuojam gerai. Nu visokią kelią šiandien. Op, op, op. Kam tą dviratį plauti, jeigu vėl nusivel? Visas maurins. Saulė nusileis, namo nebeįleis. Dulkė tu keliu važiuosim. Reik pavalgyti šermukšnių, kai jėgų bus. Labai liūdna, bet jau saulelė leidžias. Bėk, lapė! Laputė! Lapė, lapė! Nori aplenkt mumis! Wow! Lapė? Lapė! Lapins! Nu, pavargalę žuviškišą. Uodegą vizgina. Grįžtam jau. Nei daug, nei mažai, kokį 50 km ratelis, grinai gravel ratelis, žvyrkelių ratelis. Tai šiandien tokia lengva diena. Ačiū, kad esat kartu. Ačiū, kad komentuojat. Ačiū, kad spaudžiat mygtukus, nykštukus, laikiukus. Mes jau varom namo, nes norim valgyti. Šunys loja, visi puola. Šiaip tai žvyrkeliai labai bjaurūs. Joniškio rajono žvyrkeliai labai bjaurūs. Sugaudėm visas musės į akis. Nei daug, nei mažai 61 km. Vsio, namai namučiai. Čiau. Musė perskėlė.